Sveiki, 6:30, tad pats metas ketvirtadienio TV3 žinioms. Laidą vedu aš, Justina Bezaraitė, dėkoju visiems žiūrintiems ir trumpai apie tai, ką rodysime. Ar po valandą trukusio Trumpo ir Zelenskio pokalbio santykiai šyla, o Amerikos tonas švelnėja? Trumpas siūlosi perimti Zaporižės atominę elektrinę. Susitarė stabdyti atakas prieš energetikos objektus, bet toliau sėkmingai atakuoja karinius taikinius. Ukrainiečiai galingai smogė aviacijos bazei Engelse. Ko vertas Briuselyje parengtas 800 milijardų eurų planas Europos apsiginklavimui. Visus pinigus teks skolintis, bet Briuselio biurokratai pažadėjo nekibti dėl didesnio biudžeto deficito. Jais pasinaudojus, tiek biudžeto deficitas, tiek skola didėtų. Visa papildoma našta skolinimuose guls ant mūsų ekonomikų. Tai tiek tos ambicijos. Į skrydį nespėjęs 29 lietuvis siautėjo Dublino oro uoste, laužė ir mėtė stalus, kėdes, stendus, kompiuterinę sistemą. Kažkaip gėda už tautėti. Tokių agresyvių keleivių turime apie 5 per savaitę. Prorusiška 5 kolona veikia Seime ar ne? Prezidentas ragina su ja kovoti negailestingai. Matau 5 kolonos stiprėjimą. Jie elgiasi pakankamai gudriai. 5 kolonos tikrai Seime nėra. Aš džiaugiuosi, kad pavyko išvaryti visas Landsbergio dvasias. Žemaitaitį palikusi Širinskienė kraustosi iš ką tik užimto Landsbergio kabineto ir traukiasi iš Seimo vicepirmininkės pareigų. Kad galiu konstruktyviai dirbti, o ne dalyvauti ištisinėje Santa Barbaros dramoje. Tas žmogus praktiškai Agnei ir sugriovė matyti tam tikrą politinį gyvenimą. Viešina planą dėl naujo cukraus mokesčio. Litras saldaus gėrimo brangtų keliasdešimt centų. Kas mokėtų už tą produktus vadinamą, tai yra energetiniai gėrimai. Ar žmonės tam pritartų? Geriau mažina tegul kuro akcizus. Nieko baisaus, armijai tai reikia pinigų. Restoranai ir kavinės meldžia valdžios mokestinės lengvatos. Auga kebabų tinklai, užsidaro fine diningas, užsidaro geri restoranai. O ekonomistai gerų žinių nei verslui, nei žmonėms neturi. Kainos šoks labiau nei prognozavo. Žmonės jaus, kad ta infliacija ko gero yra 6-7 galbūt net procentų. Lietuvių laimė muša rekordus, laimingiausių šalių indekse šiemet dar aukščiau. Laimingas pavasaris.